O, nepadoriai padori tinklalaidė apie seksą, seksualinę kultūrą, sveikatą, psichologiją ir žaidimus. Su lytiškumo pastore, daktare Akvilė Giniota. Prisijunk prie mūsų Patreon, ten tavęs lauks ne tik ilgesnė epizodo versija, tačiau ir bendruomenė, kurią kartą į 3 mėnesius kviesime jaukius, gyvus pasikalbėjimus. Sveiki, mieli klausytojai ir klausytojas. Tiesą sakant, jaudinosi besisveikindama, nes taip pat pirmasis šios tinklalaidės įrašas. Aš dar nesu pratusi organiškai tarti sveikinimo žodžių, sveiki, mieli klausytojai ir klausytojas. Kartu nesu visiškai tikra, dėl ko čia sveikinu, prie ko čia prisijungu sveikinu. Nes nei aš, nei jūs tiksliai nežinom, kur ir kaip šioje tinklalaidėje keliausime. Bet tuo pačiu metu esu įsitikinusi, kad bus gerai. Čia nuoširdžiai, atvirai, daugiasluoksniškai ir truputį pakrykštaujant, žinant save, kalbėsim apie seksualumą ir jo visas fiziškiausias, psichologiškiausias bei kultūriškiausias plotmes. O pirmojoje laidoje mes, aš ir jūs, turim labai fainą svetę, Laurą Butvilaitę, seksologę, psichologę, seksologę, su kuria kalbėsimės apie nekaltybę, apie pirmą kartą. Tai laidos tema, nekaltybė, pirmas kartas ir, pažiūrėsim apie ką dar. Tai labas, Laura. Labas, Akvilė. Labai ačiū už kvietimą dalyvauti šitoje tinklalaidėje. Labai garbė atidaryti ją. Būti pirmas kartas su manim. Wow, pirmas kartas su manim. Tiksliai. Taip. Aš net nepagalvojau, kad mes iš tikrųjų ir pasirinkom Daivą, mano bendramintę, su kuria einame į šią laidą, į šią tinklalaidę, kad pirmo karto temą pasirinkom pirmam kartui. Čia atsivėrė iš karto temą. Ok, aš galvojau, kad jūs sąmoningai pasirinkot šitą temą pirmam kartu ir galvojau, labai gera tema iš tikrųjų atidaryti tokią tinklalaidą, tai pasąmoningai čia viskas vyko. Nežinau, gal Daiva apie tai ir buvo susimašius. Man mintis neatėjo tiek giliai. Tai gerai, tai dabar kviečiu patogiai įsitaisyti ir pradedam. Laura, pristačiau tave kaip psichologę, seksologę. Ar to pakanka? Kaip tu save pristatinėjai? Tai aš esu psichoseksologė, sertifikuota ir psichologė psichoterapeutė. Ok. Man rodos, aš pati ne iki galo gaudausi, ką daro seksologai. Aha. Ir nebejoju, kad Lietuvoje daugybė žmonių nėra aišku iki galo, ką tie seksologai daro. Apskritai, nežinau, gal net ne tik Lietuvoje. Gal apskritai pasaulyje ta tokia labai mistifikuota, fetišizuota profesija, sritis. Kaip tu patiri ją pati? Aš manau, kad ji tikrai yra tokia labai nauja ta specializacija ir iš tikrųjų jinai gali būti labai daugialypė, ar ne? Nes labai priklauso, ar į seksologiją krypsta žmonės, pavyzdžiui, psichologai, ar ne, ar gydytojai, ar ne? Nes gydytojai paprastai tie, kurie savo srityje, tarkim, nežinau, ginekologai, urologai ar dar kažkas, tai ar ne, kas pradeda studijuoti seksualinę mediciną, tai tada jie vienu kampu prieina prie seksualinių bėdų. Aš asmeniškai esu visų pirma psichologė, psichoterapeutė. Esu baigusi kognityvinę elgesio terapiją LSMU podiplominėse studijose. Aš į seksologiją žiūriu būtent per psichologinius dalykus, ar ne? Ir apskritai mūsų seksualumas yra labai kompleksiškas. Mūsų kūno ir proto sąveika kaip niekur yra labai svarbi. Apskritai visame, kame yra žmogaus geram funkcionavimui, yra labai svarbi tiek fizinė sveikata, tiek psichinė gerovė. Ir tada žmogus gali gerai funkcionuoti. Tai kalbant apie seksualinius dalykus, labai dažnai tai irgi būna kompleksas įvairių dalykų, ar ne? Tai nėra taip, kad mes nusprendžiam, kad reikia mums labai įstringiai pasimylėti ir būtinai viskas veikia, ar ne? Kartais sveikatos prasme, anatomiškai ir fiziologiškai viskas gerai veikia, bet yra psichologinių kažkokių tai momentų, kurie trukdo mums, atsipalaiduoti, trukdo mums atsikratyti gėdos ar kalties jausmo, arba yra labai daug įvairių tokių įsitikinimų, giliai įsišaknijusių neigiamų apie seksualumą, nes mes tiesiog augom tokioj terpėj, kur labai daug turim visokių mitų ir visokių taisyklių, kaip kas turi vykti, kaip kas turi atrodyti, kas yra neva norma, kas nenorma, ar ne. Ir paprastai žmonės į seksualinį elgesį, į savo seksualinį gyvenimą ateina
su visu paketu, su visu bagažu, ar ne, net, ta prasme, kalbant apie šios laidos temą, ar ne, pirmas kartas paprastai net nebūtinai yra pirmas kartas, ar ne, kad tai nėra visiškai taip, kad buvo nulis seksualinių žinių, seksualumo, nulis visko ir tada staiga 100%, ne, ta prasme, iš visiškai aseksualaus žmogaus staiga patampama seksualių veikėjų, ar ne, tai mes pamažu kaupiam įvairias savo, nežinau, kūno patirtis, prisilietimų patirtis su kitais, bendravimo gebėjimų nustatyti ribas, ar supratimo, ko aš noriu, ko nenoriu, kaip man tai išsakyti ir panašiai. Bet iš esmės, aš kai dirbu su žmonėm, tai aš kalbu apie tai, kaip jie išgyvena savo seksualumą, ką jie galvoja, kokios jų patirtis, kokios jų bėdos, ar ne, kokie iššūkiai, su kuo jie nori dirbti, ką jie nori taisyti. Kartais tie lūkesčiai būna realistiniai, kartais jie nebūna realistiniai, tai mes turim pakalbėti apie tai, kas realistiška, ne? Duok pavyzdį nerealistiško lūkesčio. Pavyzdžiui, žmogus tikisi, kad absoliučiai niekados nepatirs jokių seksualinių problemų, ar ne? Pavyzdžiui, dažnai vyrai, kurie susiduria su erekcijos disfunkcija, psichogeninio pobūdžio, ar ne, kas reiškia, jog viskas okei, anatomiškai, fiziologiškai viskas puikiai veikia, visi tyrimai puikus, bet vis dėlto negali jie gauti erekcijos ar ją išlaikyti, ar ne, iki lytinio akto pabaigos, ir jų lūkestis būna toksai, kad anksčiau man taip nebuvo, ne, man dabar prasidėjo, aš noriu, kad vėl viskas būtų visada bet kokiamis aplinkybėmis, ar ne, ir kartais jie kelia lūkestį, kad nesvarbu, ar žmogus, su kuriuo jie ketina užsiimti seksu, ar jiems patinka ar nepatinka, nesvarbu, visi šitie momentai jam kaip vyrui turi visada stovėti iki galo, nes taip kažkada anksčiau buvo, ar ne, bet mes turim suprasti, kad jeigu mums 16 metų vienaip būna, ar ne, tai nebūtinai 25 metų bus taip pat, net nebūtinai tai amžiaus klausimas, tai gali būti apskritai, nežinau, kad ir tokių psichologinių momentų, ne, kažkurį laiką galbūt mes galim versti save mylėti su bet kuo, bet kada, jeigu toks mūsų pasirinkimas, bet kažkurio momentu kūnas turbūt pasako, kad ne, gal tu klausyk savęs, ne, jeigu tu neklausai savęs, aš tau atsiųsiu žinutę, kad gal tu ne visai šito nori ir ar kiti momentai, ne, nebūtinai tai noro klausimas, ar ne, galbūt kažkoks, nežinau, nepasitikėjimas savimi, baimė nuvilti partnerį ar partnerę ir taip toliau. Pagrindinis nerealistinis lūkestis, su kuriuo aš susiduriu, kad žmonės labai tikisi, kad jiems visą gyvenimą fantastiškai gerai seksis seksas ir kad seksas turėtų būti fantastiškai nuostabus savaime pavykstantis veiksmas, kuris yra tarsi kažkokia įgimta programa mumise, ar ne, kad turėtų būti tiesiog kaip filmuose, kad tai absoliuti palaima ir taip toliau, ar ne, ir jeigu to nėra, tai tada reiškia kažkas blogai su mumis, bet tiesa yra ta, kad tai yra, nežinau, kaip ir daugelis kitų dalykų, daug įgūdžių ir žinių ir praktikos reikalaujanti veikla ir mes nelabai galim tikėtis iš karto, kad tarsi pradėsim mylėtis ir viskas vyks fantastiškai. Kai tu minėjai apie tą pirmą kartą, tas pirmas kartas, jis nutikinėja, mes į jį ateiname su išmokimais apie savo kūną, supratimais apie savo ribas, tai vienas iš dalykų, koks vaizdinys iškilo mano sąmonė apie tai, ką mes esame išmokę, kaip matyti, kaip seksas turėtų atrodyti. Čia mes dažnai demonizuojam pornografiją, bet aš pati kaip lytiškumo ugdytoja su mokiniais kalbu apie tai, kaip mes, pavyzdžiui, Holivudo filmuose esame išmokę matyti seksą, kur žmonės, aktoriai repetuoja kaip choreografinį pasirodymą, ar ne, jiems sužymima iksiukai ant grindų, kur jie kaip turi atsistoti, pasikreipti, apsikabinti, pasisukti ir mes tuomet nusiviliame, kai seksas pasirodo jis toks negrabus, toks clumsy, kai kojas, rankos nesilanksto, jokios ten estetikos ir gracijos nėra, susimuši dantim, sutraukiame šlungis, kliuksi organai, ar ne? Tai jo, aš taip įsivaizduoju, nes aš šneku dažniausiai su žmonėm iki sekso patyrimo, o tu jau kalbi po to, kai jie patiria seksą. Yra to įvaizdžio problemų? Aš manau, kad tikrai yra. Ir net nežinau, šiaip mano klausimas būtų, kas daugiau žalos padaro, ar tie holivudiniai įvaizdžiai, ar porno.
turbūt daugiausia žalos padaro tai, kad mes neturim kokybiško lytinio švietimo, nes vis dar žmonės bijo, nes įsivaizduoja, kad lytinis švietimas tai yra mokinsim ten dulkintis vaikus, ar ne, ta prasme, tokia žiauri frazė, žiauri pasakiau ir pačiai baisu pasidarė, ar ne, tai, bet iš tiesų kokybiškas lytinis švietimas tai yra labai daug apie mokinimąsi laisvai ir patogiai kalbėti apie savo kūną, nustatyti ribas, suprasti, kas tinkama, kas netinkama, galų gale atskirti tam tikras manipulacijas, ar ne, nes realiai jaunas žmogus, kai jisai neturi patirties apskritai daug bendraujant, nustatant ribas ir visą kitą, dažnai mes vaikus nuvertinam, vadovaujam jiems, aiškinam, ką daryti, ko nedaryti, ar ne. Tai dažnai jauni žmonės įpranta, kad kažkaip tiesiog ir prezumuoja, kad tas, kas vyresnis, geriau gaudosi, geriau žino ir taip toliau. Ir tada, kai vaikai nemoka pasakyti, kad ne, man taip netinka, ar ne, man toks prisilietimas netinka, jeigu jie net nežino šitos frazės, ar ne, kad aš nenoriu dabar apsikabinti, aš nenoriu dabar bučiuotis ir visą kitą, kai jie ateina į tą tašką savo gyvenime, kai kažkas juos, nežinau, bando seksualiai suvilioti, ar ne, tiesiog žmogus neturi įrankių, kaip atpažinti, ar man tas tinka ar netinka, ar ne? Ir tada labai lengva primesti valią ir pasakyti, tai ko nesi patyręs šito, ar ne? Taigi čia reikia, čia visi taip daro, ar ne? Ir kai žmogus neturi jokio tokio normalaus, kokybiško lytinio švietimo, labai lengva sutrikti ir sakyti rimtai, visi daro, tai ir aš tą darysiu, ar ne? Nesvarbu, kad aš blogai jaučiuosi, bet kaip dabar, kaip man būti su tuo, jeigu visi kažką tai daro, ar ne? Tai man atrodo, kad mes vaikus paliekame be normalių įrankių ir tada su visokiom fantazijom ir tada labai jie yra pažeidžiami įvairiom manipulacijom ir spaudimu ir panašiai, ar ne? Nes tarsi mes vieną vertus seksą nupiešiam kaip absoliutų baubą, kurio reikia vengti ir greičiausiai jo tada vengia ir tas ribas gerbia tie, kas galbūt galėtų fainiai bendrauti, ne? Pavyzdžiui, nežinau, jauni žmonės, kurie ilgai draugauja ir vienas, ar net nebūtinai ilgai draugauja, bet kurie tiesiog gerbia vienas kitą ir gražiai sutarė, ar ne? Tokiems žmonėms paprastai lengva atsispirti, bet tada kažkas vyresnis galbūt ar kas tikrai mažiau gerbia kito žmogaus ribas, gali lengvai primesti savo nuomonę. Holivudinės scenos jos yra absoliučiai nerealistiškas, labai sinchroniškai gražiai juda kūnai ir nerodoma jokių normalių momentų, kad taip gali būti, kad sutikime, mažai žmonių yra visiškai tokie profesionalūs, kaip numauti nuo kito žmogaus apatinius, ar ne, bet filmuose visą laiką visą tai vyksta labai fantastiškai gerai. Ir seksualiai, žiūri, seksi ten slenka ta stringo, klostė per šlaunį. Ir visą laiką apatiniai būna suderinti ir visokie kitokie ten tobulyti apatiniai ir taip toliau. Nepriversti. Kitas dalykas yra, kad nežinau, kad ir paminėjai dantį susidaužę, ir ne, kiek žmonių pavyksta pirmą bučinį ten visiškai sklandžiai ir tobulai atlikti, kur sutampa tai, kaip jie bučiuojasi. Tikrai nėra tai, kad dažnas dalykas, kad visi būtinai vienodai bučiuojasi instinktyviai ir intuityviai ir taip toliau, ar ne? Ir jo, judesiai jie nebūna taip susinchronizuoti, galų gale reikia aiškintis, kam kur patogu, kur nepatogu, ne, holivudinėse filmuose, tose pačiose porno filmuose ir panašiai. Žmonės realiai ruošiasi tom scenoms, jie repetuoja, bet ne kiekvienas gali ten taip išsilenkti, ar taip ten tą koją iškelti, arba, pavyzdžiui, vyras pakelia moterį prie sienos, ją ten prispaudžia ir tada ten vyksta seksas, ar ne? Ir aš galvojau visada, kad tai yra fantastiška, bet tai gali būti žiauriai skausminga, nebent ta siena kažkokia paminkštinta, ne? Turime, mes daug ką turim, įsivaizduojam, kad ten tas trenkimas žmogaus prie sienos bus labai fantastiškai ir aistringa, bet ten reikia dar kažkaip žinoti labai aiškiai, kaip tą atlikti, kad galvos kokios nesusitrenktum arba nenusibraižytum nugaros ar panašiai. Tiesiog kaip pavyzdys, kad kas filmuose yra, nebūtinai tai realistiškai atrodo ir jaučiasi taip pat fainiai. Ir žmonės į pirmą kartą ateina su tuo įsivaizdavimu, kad bus visiškai fantastiškai, jiems atsivers absoliučiai naujas pasaulis, bet dažniausiai taip nebūna. Taip, ir tada dažnai turbūt būna savikalta, kad aš nemoku mylėtis, ar ne? Kadangi mes labai stipriai sureikšminam pirmą kartą, labai stipriai yra kažkoks toks mistifikuotas jisai,
tiesiog matau iš klientų, galų galia iš tų filmų, ką jie susidaro įspūdį, ne, nes yra tas toks naratyvas, kad pirmas kartas turi būti ten su be galo ypatingu žmogum, turi viskas vykti fantastiškai ir po to turi sekti labai ilga, pageidautina iki gyvenimo galo trunkanti meilės istorija, kur jie tiesiog panukam po to pasakos ir pronukėm ir visas pasaulis žinos apie jų visiškai nerealią ten istoriją, kaip nuo pat pirmo prisilietimo iki pat paskutinio atodusio viskas vyko wow, ar ne, jų gyvenime. Bet iš tikrųjų mes kaip ir bet kurį kitą dalyką, ką išbandome daryti, kas gali būti labai fantastiškas užsiėmimas, nežinau, kažkokia sporto šaka ar dar kažkas, ar ne. Pirmieji žingsniai būna dažnai tokie labai, nerangus ir su klaidom, ir jie nebūna labai tobuli, ar ne. Tai kai žmonės tikisi labai daug iš to pirmo karto, dažnai nusivilia ir kartais užsideda savo tokį štampą, kad viskas sugadinta, ar ne, arba bent jau, pavyzdžiui, moterim, kai moterų vertė labai stipriai rišama ties jų nepatirtim ar patirtim seksualinė, ne, nes tarsi mergaitė vertinga, kol man labai nepatinka tas žodis nekalta, ar ne, nes tai yra toksai tiesiog be seksualinės patirties, nes tai kažkaip tai labai sureikšminama. Ir tada tarsi po seksualinės patirties jos vertė labai priklauso nuo to, ką vyras su ją darys, ne, jeigu mes kalbam apie heteroseksualinius santykius, ar ne. Taip. Ar jis validizuos jos vertę kažkaip tai ten toliau su ją draugaudamas ir mylėdamas, ar ne, ir tada jau priklausys, ar jinai gera mergina vertinama, ar jinai jau kažkaip nuvertinama, ar ne, ta prasme, ir kaip pagalvoju, toks absurdas, ne, nes mes tiek daug prasmės suteikiam kultūriškai, ar ne, aišku, keičiasi pamažu dalykai, bet vis tiek labai daug žmonių toliau turi šitos įsitikinimus. Apie nekaltybę, taip. Labai fainai, va čia mes ir ateinam į tą nekaltybės pirmo karto terminijos vietą. Ir gal būtų gerai mums čia taip kažkokį common groundą, apsibrėžti, pasidaryti, kaip žmonės įvardė, nes dažniausias tai yra nekaltybė, kur ir tu ką tik paminėjai, jisai turi, stiprus žodis ir aš manau mes skirsim laiko tam atrakinimui, kaip čia stipru, kaip jis mus suvaržo, įpareigoja kažkaip žiūrėti į tą temą. Tuomet dar yra pirmo karto, kuris irgi toks kvestionuotinas, kiek čia pirmas kartas, kiek čia yra palaipsniui vykęs ateidinėjimas. Ir aš dar iš savo mokslinių dalykų žinau lytinį debiutą. Kaip dar? Ar dar kažkaip vadinama, ar čia jau ir yra tos pagrindinės folklorinės liaudies frazės? Man dar labai juokingas terminas defloracija, man atrodo šitas yra, ne, toksai, bet čia man atrodo nugėlinimas, jo labai senas, tai aš kartais jį tiesiog juokelių tikslais naudoju, nerimtam kontekste, ar ne, kad... Bet čia irgi siejasi su kažko netekimu, kaip ir nekaltybė, tu kažko netenki. Nekaltybės praradimas, tai praradimas tarsi. Va ir su ta gėlė, toks gėlės, kažkokio taurumo, grožio, nuskinimas, sunaikinimas. Ok, tai aš tada noriu tavęs paklausti, kaip tu apsibrėži, kaip tu aiškini, ar tu kada nors aiškini, kas yra tas pirmas kartas, kas ta nekaltybė, kaip... Nes kultūriškai tai labai stiprus kažkoks yra, aš čia judinu rankas, nes labai svarbus toks momentas, bet kas tai yra? Aš galbūt labai daug dėmesio iš šitą konkrečiai temą su klientais nesutelkiu. Man atvirkščiai atrodo, kad dažnai turbūt tenka dirbti su tuo, kad gal nereikia sureikšminti to, ar ne? Nereikia būtinai daryti to tokio atskaitos taško. Nes kartais situacijos būna labai triki ir aš manau, kad žmogus pats turi apsispręsti, kas jam buvo tas, jeigu jiems svarbu, ar ne? Jeigu jiems svarbu nusistatyti, kas tas buvo pirmas kartas arba su kuo, ar ne? Nes kartais tai būna skausmingos istorijos, ar ne? Mes dažnai įsivaizduojam, kad pirmas kartas būtinai yra fantastiškas, bet kai kurie žmonės būna, nežinau, apgaulę ar spaudimų įviliojami į seksą, ar ne? Arba galų gale patiria seksualinę prievartą, ar ne? Ir kartais netaip lengva atskirti, kas kada kur vyko, ar ne? Pavyzdžiui, toks galbūt skausmingiausias pavyzdys, ir čia turbūt reikia, ar ne, pranešti, kad šiek tiek kalbėsime apie seksualinę prievartą ar seksualinį smurtą, ar ne, tai žmonėm, kam nesinori klausyti, dabar turbūt reikėtų, pats laikas būtų sustabdyti, bet yra nemažai žmonių, kurie, pavyzdžiui, dar vaikystėje turėjo savo
kabutėse seksualinės patirtis su kažkokiais kitais vyresniais vaikais ar panašiai, ar ne? Arba suaugusiais. Arba suaugusiais, ar ne? Ir įvyko tai, ką techniškai, teoriškai mes turbūt laikytume seksu, ar ne, bet iš tiesų tai yra seksualinis smurtas ar seksualinė prievarta, nes buvo tikrai pasinaudota žmogaus vaikiškų nežinojimų ir negebėjimų nustatyti ribas, kas yra absoliučiai normalu, ar ne, ta prasme, tai pavyzdžiui, neretai būna tiem žmonėms sudėtinga, ar ne, nes vėliau jie suauga ir jie susiranda partnerės ir nori laikyti, kad tai buvo jų pirmas kartas, ar ne, ir kartais jiems iškyla ta dilema, ar ne, arba, nežinau, daug žmonių išbando iš pradžių, tarkim, oralinį ar analinį seksą, nes labai bijo vaginalinio sekso, nes čia bus nekaltybės praradimas, ar ne? Ypač, kai mes kalbam apie, nežinau, hetero turbūt, ar ne, žmonės, bet realiai ne tik tai, ar ne, tarkim, jeigu vaikinai mylisi, ar ne, nebūtinai jie pradeda nuo analinio sekso ir kartais jie jaučia spaudimą, kad jeigu mes čia vyras su vyru užsiema seksu, tai būtinai turi būti analinis seksas, nors nebūtinai taip yra, ar ne, ir daug žmonių praktikuoja, pavyzdžiui, tik oralinį seksą, arba tiesiog glamonės, pettingą, kartu masturbaciją, ar ne, arba vienas kito stimulaciją ir panašiai, ar ne, nes seksas nėra vien tik tai penio kišimas į vaginą, ar ne, arba penio kišimas į nežinau, į burną ar į analinę angą, ar ne, ta prasme, tai nėra, mes kažkaip linkę galvoti, kad seksas yra penetracinis veiksmas ir tiek, ar ne, seksas yra kur kas daugiau ir tada, kai mes labai sureikšminam pirmą kartą, mes paprastai norim apsibrėžti, kas čia tiksliai yra, ar įvyko pirmas kartas, ar nevyko, ar ne, tarsi yra kažkoks toksai ritualinis veiksmas, nuo kurio mes skaitom, kad jau pirmas kartas įvyko, o kitu atveju laikom, kad neįvyko. Tai man labai įdomi ta dalis, kad mes taip stipriai sureikšminam ir mums taip be galo svarbu šitas momentas ir jis tarsi laikomas tam tikru atskaitos tašku, bet ar tikrai tai yra esminis momentas, ar tikrai tai yra kažkas, nežinau, ar tikrai prasminga taip sureikšminti? Nes mes sureikšminam būtent penio įvedimą į makštį, ar makšties įsileidimą penio. Kaip čia norisi iš moters ar ne perspektyvos tą pasakyti. Prisileidimą, jo. Bet mes galėtumėm, pavyzdžiui, pafantazuokim, sureikšminti pirmąjį bučinį, sureikšminti pirmąją orgazminę patirtį, ar ne? Tai čia net nesakau, kad reikia sureikšminti, bet iš tikrųjų, jeigu kultūra būtų kitaip susidėliojusi, kad galbūt kažką kitą seksualaus mes jau čia laikytumėm kaip riboženklių, ar masturbacija kartu, ar oralinį, ar ne, iš tikrųjų. Bet vėlgi čia aš įsivaizduoju, kad tas yra svarbu siejasi, nes mes apskritai seksą savo kultūroje labai stipriai vertiname su reprodukcinė funkcija, ar ne? Taip. Ir čia gal su tuo susiję, kad penis į makštį užtikrina reprodukciją ir čia ta teisingoji sekso paskirtis. Aš čia taip su dvejonė pasakau ir laukiu, ką tu man dabar pasakysi. Aš suprantu, kad labai daug šito neigiamo požiūrio ir šito tokio labai kategorizuojančio požiūrio į seksą ir seksualumą yra padiktuota religijų, ar ne, arba kažkokių labai senesnių moralinių normų, kas man atrodo labai suprantama, nes, pavyzdžiui, dabar mes turim įvairius gydymus įvairioms ligoms, ar ne, ta prasme, antibiotikai įvairių rūšių, kiti vaistai, turim netgi skiepus, pavyzdžiui, nuo kelių rūšių ŽPV, ar ne, žmogaus papilomos viruso. ŽIV turi kokybišką gydymą, kad žmonės gali ir apsisaugoti, jeigu jie įtaria, kad jeigu jie turėjo rizikingą kontaktą ar ne, per parą laiko jie gali suvartoti vaistus ir jie apsisaugos nuo šito viruso, bei turi reguliarius vaistus, ką gali vartoti ir gyvens kaip be ŽIV, ar ne, praktiškai iš esmės, ar ne, ta prasme labai panašiai. Tai mes turim visai kitokią situaciją ir turim daug įvairių kontraceptinių priemonių, ar ne, turim prezervatyvus, turim įvairias hormoninės kontracepcijas ir taip toliau, ar ne. Anksčiau, kai šitos normos diktuojamos buvo, ar ne, mes neturėjom viso to, tai realiai, nežinau, čia mano grinai asmeninis toks spėjimas, ar ne, bandant apsaugoti visuomenę, reikėjo kažkokių tai normų ir apribojimų seksualinio elgesio,
kas užtikrintų, jog visuomenė neapsikeičia visom įmanomom ligom per pirmus lytinio gyvenimo metus, ar ne, ta prasme, ir kad taip yra kažkoksai, tai nežinau, nes sifilis anksčiau buvo tragiškai baisi nepagydoma liga, ne, dabar tai yra kelių dienų antibiotikų kursai, ar ne, ta prasme, tai labai ženkliai pasikeitė situacija, ar ne, bet stigmatizavimas vis dar liko lytiškai plintančių ligų, seksualumo ypač ir panašiai, ar ne, tai būtų labai įdomu žiūrėti, kas ateityje vyks, ar ne, nes aš tikiu, kad gerokai pasikeis mūsų požiūris į seksą ir seksualumą, kai mes turėsim gydymus ir skiepus nuo visų lytiškai plintančių ligų arba beveik visų lytiškai plintančių ligų, ar ne, tai nebebus toksai baubas, dabar kitoks gyvenimo būdas, aplinkybės, medicina ir visa kita, bet stigmas vis dar velkas iš senų laikų. Labai įdomu, tu ir pradžioje dar minėjai, kad mes turim daugybę neigiamų nuostatų susijusių su seksualumu, kad jis mums gali sėti su gėda, su kalte, su nuodėme. Tai gal galim šitą truputį pakrapštyti, pakrutinti temą, nes yra netgi toks, ar ne, ta seksualinėje literatūroje kaip sexual shame, seksualinė gėda, nežinau kaip lietuviškai verčiama. Nu, apskritai, jeigu tik įsimastai apie šią temą, tu supranti, kad mes labai mažai gauname tokių žinučių apie sveiką seksualumą. Mes arba gauname, kad tai yra blogai, čia galima užsikrėsti, galima paneštėti, galima patirti seksualinis, žodžiu, blogai, nuodėmė, būsi nepadorus, nepadori, vulgarus, vulgari, arba tokio fetišizuoto, kad čia suviliok savo partnerį, nu toks, net nežinau kaip šitą apibūdinti, bet tokio, aš nežinau, nu tokio neorganiško, nekviečiančio suprasti, kaip asmeniškai tavo seksualumas veikia, ko tu nori, bet tokio spraudžiančio į rėmą, kad tu privalai kažkokiu būdu būti seksualus ar seksuali, tam tikrų teisingų būdų, ar ne? Tai aš tokius du daugiausiai girdžiu, bet apie tavo sveiką malonumą, apie sveiką seksualumą, kaip turėtų atrodyti sveiko seksualumo žemėlapis, į ką atkreipti dėmesį, kad aš suprasčiau, kad, kaip aš žinau, kad kaip ten yra sveika mityba, sveikas, aš nežinau, judėjimas, saikingas, neperteklinis ar ne, tai lygiai taip pat sveikas seksualumas, va taip, į čia kažkur lenkiu. Jo, dabar paminėjai sveiką mitybą ir galvoju, kad nuolat keičiasi gairės ir šiuo klausimu, ar ne, nors atrodo mes žmonėje tiek ilgai gyvenam ir tiek ilgai valgom, kiek gyvenam, tiek realiai ir valgom, ar ne, bet nuolat skiriasi gairės, kas sveika ir gerai, kas nesveika ir negerai. Jo, aš sutinku su tuo, kad seksas arba labai taip juodai pateikiamas, kaip kažkas išjuoktino, gėdingo būdas, kaip atsiskirt nuo visuomenės, būti nuteistam ir pasmerktam ir visai kitaip, ar ne? Kitas variantas, kad kaip patirti fantastišką seksą ir ten, nežinau, 9 būdai kažkaip kažką labai ypatingai patenkinti ir visa kita, ar ne, visokie tokie dalykai, ar ne, kitoj pusėje. O absoliuti didžioji dalis sekso vyksta kažkur tarp šitų, ar ne, ir tiesa ta, kad kaip mes neturim vieno absoliučiai visiems tinkamo gyvenimo būdo, mes skiriamės, ne, mes visi esame individai su savo tam tikrais būdo bruožais, tam tikrom patirtim, tam tikrais pomėgiais ir visa kita. Ir mes negalim tikėtis, kad, pavyzdžiui, visiems labiausiai tinka būti, nežinau, mokytoju, ar ne? Nėra taip, kad visiems absoliučiai labiausiai tinka būti mokytoju. Žmonės turi skirtingas profesijas, vieni nori keltis anksti ryte, kiti nori, nežinau, keltis vėlai vakare, ar ne? Ir labai daug skirtingų, nežinau, tikrai hobių, ko tik nori, ar ne? Panašiai yra, analogiškai yra su seksu ir seksualumu. Kažkam norma bus dažnai kažkokiu tai būdu patenkinti savo seksualinius poreikius, kažkam norma bus itin retai tą daryti, bet jeigu mes bandytume išskirti kažkokias gaires sveiko seksualumo, tai aš manau didžioji dalis to yra apie saugių ribų nustatymą visų pirma, ar ne, ir kodėl tos ribos ir saugumas turi būti pabrėžiamas daugybę kartų, ar ne, nes labai daug žmonių, ypač mergaitės, merginos, moteris, auga patirdamos įvairias tokias mikroagresijas seksualinės, ar ne, labai dažnai yra
sudaiktinamos ir panašiai, komentuojami jų kūnai, nežinau, pagrebiama už kažkokių tai kūno dalių ir panašiai, ką jau patiria mokykloje ar net darželį ar panašiai, ar ne? Ir auga su tuo, visą tai veikia jų seksualumą, ar ne? Dažnai vyrams sudėtinga suprasti, nes dažnai statistiškai, bet nebūtinai visą laiką tai yra apie kiekvieną vyrą ar apie kiekvieną moterį, bet dažnai vyrai turi šiek tiek aukštesnį seksualinį potraukį, ar ne? Nors statistiškai, sakykim taip, jie didesnių potraukių pasižymi ir net nežinia, ar tikrai čia dėl hormoninių pokyčių iš tikrųjų, ar dar ir dėl kultūrinių momentų, ar ne, nes mes negėdėm berniukų susidomėjimą seksu, mes labai visą laiką giriam ir skatinam ir taip toliau. Tuo tarpu mergaitės tarsi turi būti mergaitės nekaltos ir visiškai tenai besaugančios savo ten kūną ir ką tik nori, slepiančios savo gėlę turi saugoti ir neleisti niekam jos paliesti, o tada staiga turi tapti labai seksualiomis ir panašiai, ar ne? Tai, bet daug moterų ateina į suaugusių gyvenimą nugraibytos kažkur tai, aptarinėtos kitų, ar ne, kur ten vertina ten lenta, nelenta, dideli papai, dar kažkokie tai, ar ne. Ir visa tai labai žaloja, iš tikrųjų, žmogus ateina jau turėdamas tą jausmą, kad visi aptarinės mano kūną, mano seksualumą, ar ne, kažkas negerai, kažkas blogai ir panašiai. Tai dėl to mes iš tikrųjų dabar labai skiriasi patirtis žmonių, kas buvo aptarinėti, nugraibyti, visai kitaip ten išjuokti, nurengti, ar ten sijonai pakelti už kelnaičių patimpčiotą ar už liemenėlių, ar ne? Daugybė moterų, kiek aš nudirbu ar su mokytom, ar su suaugusiais, prisimena tą šlykštų jausmą, kai braukiama per nugarą ir tikrinama, ar jau tu turi liemenėlį ar dar ne, kai vaikinai tą darydavo. Ir čia, man rodos, kad čia irgi svarbus momentas yra ir tuos vaikinus pamatyti, kaip spraudžiamus, mokomus taip elgtis, nes, nesinori, šioj laidoj man labai nesinori, kad vaikinai, vyrai būtų pamatyti kaip automatiškai kažkokie eržilai, kuriems ten reikia tik duoti kištą ar ten pagraibyti, bet tai irgi yra socializacijos momentas, kai iš tavęs to tikisi. Įrodyk savo vyriškumą per, tokią rodant seksualinę galią ir tokį pošlumą ir nepasotinamumą ir nemaža dalis vyrų tą vaidina. Nėra patenkinti ir jaučia irgi kaltę dėl to, bet galvoja, kad tam, kad aš būčiau tikras vyras, aš taip turiu elgtis. Ar tu tą pastebi savo darbe? Aš tą labai pastebiu, aš netgi sakyčiau, kad tai vyksta ne tik paauglių tarpe, su kuo aš nedirbu, bet suaugusių žmonių tarpe. Ir ypač, man atrodo, mes Lietuvoje apskritai labai sureikšminam vyriškumą ir moteriškumą. Ta prasme, mes labai daug dėmesio tam skiriam ir apskritai žiniasklaido arba žmonių kalbose labai, man labai tas pasistebi, pavyzdžiui, aš gyvenu ne Lietuvoje, ar ne, bet kai grįžtu į Lietuvą, girdžiu dažnai tokias frazes, man kaip moteriai svarbu tas ir tas, man kaip vyrui svarbu tas ir tas, bet čia ne vyriškas vyras, ar ne, jinai visai ne moteriška, ne, jinai vyriška ar dar kažkas. Pavyzdžiui, Portugalijoje aš negirdžiu tiek daug šitų terminų, niekas nevertinamas per vyriškumo ar moteriškumo prizmę, arba aš negirdžiu šitų pastebėjimų, ar ne, kad tiesiog tokios neegzistuojančios frazės galbūt mano draugų rate, aš nežinau, ar ne, bet tai nėra aptarinėjami šitie dalykai, ar ne, o mes turim labai griežtus standartus ir įsivaizduojam, kad visi turi juos tilpti ir jie ateina su tokiais labai bjauriais stereotipais. Tai taip, net suaugę vyrai jaučia būtinybę visokiems tokiems seksualizuotiems juokeliams ir kai girdi, kad kiti tą sako, jie irgi kažkaip tai prisideda, ar ne, ir dažnai būna, pavyzdžiui, kokių nors labai vyriškų kabutėse profesijų atstovai, ar ne, kur, nežinau, ten kažkokios tai jėgos struktūros ir visa kita, kad labai daug ten būna juokelio apie seksą, seksualumą ir gyrimusi, kiek ten kažkas kažko tai padarė arba kiek dažnai kažką daro. Nebūtinai tikrus, kartais menamus. Nebūtinai tikrus, taip. Ir tada dalis žmonių labai stipriai kenčia, nes jie galvoja, kad taip, iš tikrųjų mano kolegos ištisai ten laisvų visų laikotarpių nuo darbo vien tik tai seksu užsiima, ar ne, ir iš visų, ta prasme, visais įmanomais būdais. Bet tas nėra tiesa. Mes be reikalo uždedam kažkokį tai keistą spaudimą tiek ant vyrų, tiek ant moterų, ar ne? Bet vyrai, berniukai jau pradeda gyventi su labai dideliam įtampom, ar ne? Negali verkti, negali pasiskūsti dėl kažko, tai negali nežinoti, kaip mylėtis.
Va, šitas momentas yra labai juokingas. Negali nežinoti, kaip įeiti į pirmą kartą, ar ne? Vat, sukant prie, kas tau čia juokingo? Man juokinga yra tai, kad šitas mitas yra iš visų pusių. Vaikinai jį turi ir merginos. Merginos dažnai permeta visą atsakomybę už lytinį bendravimą, tarkim taip, vaikinams savo. Ir netgi tokiose situacijose, kai abiem yra pirmi kartai, dažnai mergina kaltina vaikiną, kai jis kažko nežino ar kažkas neišeina. Nes jis turėtų žinoti, jis kaip vaikinas, jis turėtų mane suvilioti, jis turėtų viską suorganizuoti, jis turėtų viską padaryti, jis turėtų žinoti. Numauti tos triusikus taip pat seksualiai, ne? Mokėti. Taip, ta prasme. Galbūt net atskristi su sraigtasparniu, ar ne, ar dar kažkur. Tai, aš jau čia visiškai šaržuoju, ne? Nes holivudiniuose filmuose būna, kad į pirmą pasimatymą atskrenda su ten lėktuvu arba ten sako, tu susiruošk ir aš tave nustebinsiu, ne? Ir tada pirmas pasimatymas ten su private jet, ar ne? Ta prasme, pasiskraido ir taip toliau, ar ne? Aš nežinau, aš neįsivaizduoju, ar realybėj tokių dalykų realiai vyksta, man neteko girdėti, ar ne? Tai nežinau, turbūt jo, aš gal kitokiam socialiniam sluoksnį gyvenu, bet apskritai dažniausiai pirmą pasimatymą žmonės su trūlais atvažiuoja arba pėstute ateina. Ačiū tau, kad buvai kartu. Jei norėtum išgirsti daugiau, kviečiame paremti mus Patreon platformoje. Ten tavęs lauks ne tik ilgesnė epizodo versija, tačiau ir bendruomenė, kurią kartą į 3 mėnesius kviesime į jaukius, gyvus pasikalbėjimus. Ieškok mūsų pavadinimu tinklalaidė O. Balsas Akvilė Kiniota, garsas Katažina Bitov, vaizdas Eglė Simonavičiūtė, reikaliukai Daiva Gylytė.